Visata turi daug nuostabių būdų suburti reikiamus žmones tinkamoje vietoje. Šansas yra didžiausias romanų rašytojas pasaulyje. Ir iš tiesų, kartais nustembi, kai pats nejučiomis tampi tiesioginiu kažkokio atrodytų fantastiško gyvenimo scenarijaus dalyviu. Verta pripažinti, kad gyvenimas yra geriausias režisierius, kuris režisuoja filmą pagal savo paties scenarijų. Bet kaip, jūs klausite? Kad ir ką sakytum, atsitiktinumų nebūna. Visata turi daug nuostabių būdų suburti žmones. Kartais bandai nuversti kalnus ir išvyksti toli, ieškoti savo laimės. Bet viskas klostosi ne taip. Tačiau vėliau likimas tau paruošia staigmeną pačioje netikėčiausioje vietoje. Ta akimirka, kai nieko nebesitikė. Atrodo, kad už paslaptingų pasaulių scenų užkulisių veikia ideali organizacija, kuri kuria mums tobulus ryšius. Tereikia iš gyvenimo siūlomų, išskirtinių scenarijų išsirinkti tinkamiausią. Egzistuoja nuomonė, kad sutapimai tai stebuklingi įvykiai. Visatos planuose atsitiktinumas neturi absoliučiai jokio vaidmens. Padaryti tave milijonieriumi jei taip paprasta, kaip pavyzdžiui gimtadienio proga padovanoti laikrodį, apie kurį tu seniai svajojai. Jūs tiesiog turite pasiųsti savo minčių bangą į kosmosą. Pagalvokite apie rezultatą ir pati visata pasirūpins, kaip tai padaryti. Nebėkite nuo atsakomybės ir nesislėpkite už atsitiktinumų. Viskas, kas vyksta jūsų gyvenime čia ir dabar, yra jūsų minčių ir ketinimų rezultatas. Vaizdžiai tariant, kiekvienas jūsų ryžtingas ketinimas įrašytas į jo troškimų knygą. Nestresuokite ir nesijaudinkite. Planuokite ir darykite viską, kas jūsų galioje, o detalės palikite visatai. Pasiduokite tėkmei, tegul viskas teka savo vaga. Kai žmogus daro viską, kas įmanoma, kad pasiektų savo svajones, o paskui pasikliauja aukštesnės jėgos pagalba, įvyksta stebuklai. Kiekvienas žmogus, kurį sutinkate keliaudamas po pasaulį, yra jūsų rašomų scenarijaus veikėjas. Tu pats įsileidai jį į savo gyvenimą. Pagrindinė jūsų užduotis – nuolat tobulinti savo scenarijų, kad jūsų gyvenimo filmas pasirodytų tikrai grandiozinis. Atminkite, atsakomybė už filmo režisūrą ir už klaidas tenka jums. Atsitiktinumų nebūna. Ką žmogus mintyse pasėja, tą ir pjaus.